Sveiki kolegos, praeitoj serijai pristačiau savo naują traktoriuką Ferntrek 26 Pro. Ne paprastas 26, 26 Pro. Va, matyt parašyta. Pro. Pro ūkininkui, pro traktoriukas. Tikiuosi, pro reiškia neprobleminis. Nesakau, kad aš čia kažkoks labai jau probleminis. Nereikia ten tikėti jau, ką visi čia aplinkiniai šneka. Praeitoj serijai sulaukiau žmonių prašymų atlikti tam tikrus testus su šiuo naujuoju traktoriuku. Nu, tai kadangi pagalvojau, kad neturiu ką serijų rodyt, tai kodėl neatlikus tų visų testų? Ne, tai pradėjau. Tai ir pradėkime nuo pirmo klausimo, kuris beje man pasirodė labai įdomus klausimas iš tikrųjų. Tai koks yra šito traktoriuko greitis? Iš tikrųjų, netgi mano geriausias draugas ChatGPT nesugebėjo rasti atsakymų į šitą klausimą. Skirtingose šaltiniuose yra skirtinga informacija, ką jam pavyko surasti, kad visgi šito traktoriuko greitis yra mažesnis negu originalaus Ferntrek 26, nes čia yra nauja greičių dėžė, yra tas reversas, pamėginsim ir ištestuosim. Aišku, nežinau, koks buvo seno traktoriuko greitis. Reikėtų nepamiršti, kad aišku, greitis priklausys nuo padangų. Nu, aš manau, turėtų priklausyti nuo padangų, kaip jūs galvojat. Manau, turėtų priklausyti nuo padangų. Tai čia yra dar kartą padangos Garden Pro. Parsisiunčiau į telefoną appsą, kuris matuoja greitį pagal GPS, bet taip pat ir panaudosim Google Mapsus. Testą darysim su 2 varančiais ratais, ne 4, nes vis tiek kelių vis laik važiuojam 2 ratais, ne 4. Įsijungiam aukščiausią pavarą, didžiausią bėgį. Nepamirškit rankinį nuleis, po to dar su rankiniu ištestuosim. Varom testuoti greitį. Tikiuosi, baudos negausim. Šito traktoriuko greitis su šitom padangom yra 21 km/h. Tai va, toks yra greitis, 21, nežinau, daug ar mažai. Antras prašymas buvo pasisemti kaušą pilną žemių ir pažiūrėti, kaip seksis sukiot vairą. Nežinau, kam tas testas yra reikalingas, bet žmogus prašė, tai einam ir padarysim. Varom pasisemsim kaušą žemių. Nu, kaip ir pasisėmiau tą kaušą žvyro ir dabar, nežinau, sakė, stovint pasukinėt vairą. Tai, kam stovint sukiot, nesuprantu. Tai biški važiuoti reikia. Tai gazų, jeigu duodi biški, visiškai vairas sukasi tiesiog lengvai, kaip su vienu pirštu galiu sukiot. Jeigu minimaliai gazų spaudžiu ir po truputį važiuoju, palaikysiu gal bėgį žemesnį. Va. Labai lengvai vairas sukiojasi, ta prasme visiškai, su vienu pirštu galit sukioti. Jokios problemos nematau. Jeigu sustojat, beje, kaip žmogus prašė, ir tada sukiojat, tai iki tam tikro momento, aišku, lengvai sukasi, paskui jau ne va. Tiek pasisuka, paskui jau, galit, aišku, dar sukti, bet jau sunkiau. Bet šiaip, nežinau. Žmogus prašė, padariau. Sekančiam teste žmogus klausė, prašė patikrinti, kuo skiriasi 540 nuo 540e apsisukimų ir kiek čia yra apsisukimų. Tai aš kaip suprantu, čia yra tik tai 540 apsukų, kitų variantų aš neturiu, bet kuo skiriasi E ir ne E. E yra, kaip supratau, skirta ten, kur nėra pasipriešinimo. Tai tarkim, aš kai su mulčeriu pjaunu, visada pjaunu ant E. Jeigu frezuoji ir kur gali būti pasipriešinimas, tai tuomet reikia naudoti 540. Tai aš taip įsivaizduoju, kažkur man ar kažkas sakė, ar kažkur skaičiau, aš mulčiuodamas visą laiką darau šitai. O kai frezuoju, darau šitai. Nieko ne... Paukščiai. Pravarė būrys paukščių. Mano 10 kg uogų nori sulės. Nuo ten ant stulpų visi sutupi, nežinau, ar matot, kolegos? Kur ant stulpų? Lesa uogas. Oi, šūdžiai. Matėt? O. Žiūrėk. Nu. Paskutinės uogas nulės, nu. Grįžtum atgal. Pamiršau, ką sakiau, bet tiesiog varom ir atliksim testą. Tai vieną eilę sumulčiuosim šitaip ir vieną eilę sumulčiuosim šitaip. Ir važiuojam.
Viena pusė dabar nupjauta yra 5,40E, kita 5,40. Jokio skirtumo aš nematau. Na, jeigu mes pritupsim ar pasižiūrėsim, tai aš tikrai nematau, kad čia kažkoks tai skirtumas yra. Abu šiaip nupjauna gerai, tai tas Titan mulčeris tikrai gerai pjauna, gerai mulčiuoja, tai tiek tas susismulkinu, viskas smulkiai, skirtumų nematau. Bet kai aš važiuoju 5,40, patys matyt, apsukus daug didesnis laikus ir aš greičiau galiu važiuoti. Aš neįsivaizduoju, žinok, iš kur aš buvau ištraukęs atliekant to E pjauti ir kodėl aš pjaudavau atliekant to E. Kodėl aš visą laiką taip pjauju? Nu, tai ačiū žmogui, kuris paprašė pasižiūrėti, tai dabar žinosiu, kad reikia pjauti ne ant E, o ant 5,40. Aš neįsivaizduoju, kodėl aš buvau taip susigalvojęs, kad reikia pjauti su to E. Neįsivaizduoju, žinok, iš kur aš tą buvau bairį ištraukęs. Blemba, tai daug geriau pjaunuosi su 5,40, o ne E. Na, tai va, po 3 metų darbo žmogus va sužinai, kad iš tikrųjų mulčiuoti reikia su 5,40, ne 5,40E. Pasitaiko visko, po 3 metų dar ką nors sužinosim. Į Šilaugynę ir taip žiūri viską, nu, iš toli bendrą vaizdą, tai bendras vaizdas, nu, tikrai atrodo neblogas. Nu, viskas čia atrodo lyg ir neblogai. Augliai, va, pažiūrėkit, kokio dydžio augliai auga, praktiškai visuose krūmuose, tai va tokio storio, nu, atrodo viskas tikrai va ganėtinai neblogai iš pirmo žvilgsnio. Tai kur netgi uogų va kažkiek galim rasti ant apatinių šakelių. Bet jeigu mes dabar prieisime atidžiau ir pažiūrėsim, tai yra tokie truputėlį neraminantis vaizdai. Kas neramina, jog visam lauke atsiranda va tokių šakų. Tiesiog iš lempos, va visos krūmos būna ganėtinai gražu, žalias ir ateinu po 2 dienų, vaizdas atrodo va štai šitaip. Ir tiesiog momentaliai per kelias dienas va taip atsitinka. Jie tiesiog iš lempos random skirtinguose krūmuose, bet praktiškai kiekvieną kartą atėjus visada randu va tokių šakų. Tiesiog einam kažkiek ir bumt. Vėl ta pati situacija. Va tiesiog visos krūmos kaip ir lyg ir žalias. Galim perėti per vieną eilę. Štai ir vėl turim tokį patį vaizdą. Jos prieš 2 dienas nebuvo. Čia to šakos. Galim dar į vieną eilę perėti, matau. Tai žiūrim ir matot. Šaka štai tokia. Ir šiaip, kas yra to šilaugis, jos visos yra tokios stresinės, visos yra paraudę. Vat jeigu mes eisim prie visų tų šilaugių, jos, nu, ne taip turi atrodyti, šilaugis turi būti ryškiai žalios dabar, o jos visos yra tokios stresų būsenoje. Galbūt, aišku, čia yra dėl to lietaus. Dabar tikrai daug lyjo, tai rūgštinimo priemonė pasibaigė, buvau planavę šiais metais neberūgštinti daugiau, kadangi tų uogų vis tiek nėra, bet akivaizdu, kad neprasisuksiu. Tai jau atsisakiau vėl rūgštinimo priemonės, dabar laukia, atvažiuoja ir visą lauką vėl rūgštinsim, nes visos šilaugės va paraudę. Lyg ir viskas gerai, ūglių yra, tie augliai auga, patys krūmai paaugo, bet blemba vaizdas, žinokit, tikrai nedžiugina. Galvoju, kad čia gali būti keli dalykai. Pirmas dalykas tai ta rūgštis sumažėjo, išsiplovė, tai parūgštinsim, arba antras dalykas, jos po žiemos iš tikrųjų yra, nu, stres, jos yra pažeistos, jos yra pašalę ir jom, nu, tikiuosi atsigaus ir viskas bus gerai. Labai tikiuosi, kad čia ne jokia liga, bet aišku, to taip pat atmest negalim. Jeigu įsimestų liga į plantaciją, tai tada jau būtų visiškas ragas žmonės. Naktis to šaltus, kas čia per vasarą nesąmoninga lyja kiekvieną dieną, bet kad jos yra ne taip, kaip turi būti, tai 100%. Vaikščiau po visą lauką, ieškojau tų pažeistų šakų, nebeįsivaizduoju, kur paskutinį kartą kirpau ir kur pasidėjau sekatorių. Jo, fana, nu. Kaip taip, nu. O, uogų radau, retas atvejis, rūgštokos dar. Nemanau, žinokit, kad pavyks rasti man šitą sekatorių, kažkur saugiai jį tiesiog pasidėjau, kaip pjausiu su mulčeriu surasiu. Nu, supjausiu turiu galvą, aišku, tada jau iš to radimų naudos bus 0. Gerai, kad pigus, dabar beje neperku tų nesąmoningų ten felkų visų, kur betikslis ir nereikalingas daiktas, tai tuos kinietiškus dabar esu prisipirkęs, tiesiog turiu gal kokius 5, tai nieko čia baisaus, kad pamečiau, aišku, tai užvažiuosiu, tiesiog bus brr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 
pradeda džiūt, bet dar nenudžiūvę, tai viską iškirpau, dabar aišku išvešim viską iš ūkio teritorijos, grįšim po kelių dienų, žiūrėsim kaip toliau darosi, nyksta toliau, nenyksta. Nu, kai žiūriva, ūglių yra, viskas tie krūmai augava, lyg ir atrodo taip tvarkingai, bet nu jie nėra gražus tie krūmai, aš jau rodžiau, jie negražus, jie tokie paraudę, įtartini ir plius matot, kas atsitinka, tiesiog random. Tai bandysim, kolegų, šiandien atlikti pirmą skinimą ir pažiūrėsim, nu kažkiek tų uogų yra, nėra taip, kad jau visai nėra, truputėlį yra. Dar kas yra labai įdomu, uogos yra tik tais 4 tranšėjose, kurios yra lygiai per vidurį. 1, 2, 3, 4 ant apatinių šakelių yra uogos. Manau, taip yra susiję, nu turbūt būtų logiška galvoti dėl to, kad tai yra lauko vidurys ir dėl vėjo. Nei viena pusė, nei kita pusė praktiškai nei vienos uogos nėra. Ir čia užpučia mažiausias vėjas ir būna mažiausias speigas. Šiandien darysim pirmą skinimą, Liepos 25. Tikiuosi priskinti 5 kg. Skinimo komplektas, mano amžiaus žmogaus skinimo komplektas. Na va, kolegos, nėra taip visai, kad nėra. Truputėlį prisiringalim, kai čia praėjau dabar kokius 4 krūmus. Na va, taip atrodo vaizdelis. Gerų čia radau uogyčių. Eik tu sau.
Pirmas 2026 metų skinimas baigtas. 5 kg. 5 kg iš 1 hektaro normaliai ar ne? 2026 metam, manau, normaliai. Akivaizdu, dar uogų tikrai yra. Nu, vėlgi, aišku, ką reiškia tas yra, žinote. Čia toks kaip juokas beveik gaunasi, bet va situacija yra štai tokia pačioj. Tai nėra taip, kad dar jų nėra, bet jas vat nusknat ir matot, jų pilvukas yra baltas. Tai vėlgi, nu, tokios uogos yra neprinokė, jos dar yra rūgštokos. Ir aišku, klientam tokių duoti negalit, nes, nu, neskani uoga. Reikia dar palaukti. Yra, va ir tokių yra, va. Nu, o, žiūrėkit, čia tai tos. O, nu, šitų va praleidau. Šalia paimi. Matot, dar vėl nepirnokosi. Nu, dar porą dienų. Ir manau, gal bandysiu netgi 10 kg įvaryti. Čia tų uogų dar iš tikrųjų daug yra, dabar tie paukščiai atvarė. Tai einu dar priskinsiu porą visgi kilogramų uogų dar priskinsiu, kad mažiau tiem paukščiam liktų. Iš tikrųjų, tai aš čia bereikal dabar jaučiu numulčino, nes jiem dabar pasidarė priėjimas prie tų uogų. Gerai, varau dar porą kilogramų priskinsiu ir lėksiu namo kolegos.